Klasikinis vyriškas stilius tai ne tik drabužiai, tai nesensanti aprangos filosofija, kuri formavosi per šimtmečius ir šiandien vis dar daro įspūdį. Pažvelkime į jo istoriją ir kodėl jis išlieka aktualus. Klasikinis vyriškas stilius, kokį žinome dabar, atsirado XIX amžiaus pradžioje. Tuomet vyrai perėjo nuo puošnių ir ekstravagantiškų drabužių prie paprastesnio ir praktiškesnio dizaino. Šį pokytį daugiausia lėmė britų mados ikona Bill Brumell, kuris išpopuliarino šiuolaikinį kostiumą ir kaklaraištį. 20 amžiaus pradžioje kostiumai tapo neatsiejama vyriško garderobo dalimi. Jie simbolizavo profesionalumą, pagarbą ir socialinį statusą. Nuo audringų 20-ųjų iki pokario elegancijos vyriška mada toliau evoliucionavo, tačiau išlaikė pagrindinius principus – švarias linijas, neutralią spalvų paletę ir kokybiškas medžiagas. Tai trumpa klasikinio vyriško stiliaus istorija. Antroje dalyje aptarsime jo privalumus ir kodėl verta jį rinktis šiandien.